Kalimera, Kalikirieki ir Kalomina. Šiandien labai daug gerų palinkėjimų iš Kretos, kadangi šiandien prasideda tuo pačiu ir mėnuo, gruodis. Neprasideda žiema, kaip Lietuvoje skelbia, kad šiandien prasideda žiema. Ne, Kretoje dar žiema neprasidės iki pat gruodžio 24-25 dienos, tai yra iki Saulės sugrįžimo. Tai žiema čia prasideda visada, kretiečiai sako, nuo Kalėdų. Tai kad gero mėnesio visiems, taip visada įpratę linkėti gero mėnesio su pirmąja mėnesio diena, tai kad Kalomina ir kad tas mėnuo būtų toks saulėtas kaip šiandien. Nes, žinokit, ta praėjusi savaitė, kuri buvo tokia kažkokia buvo juoda. Nes juodas penktadienis, visur juodas penktadienis, juoda, netgi kažkas paskelbė visas juodas lapkritis. Mes klausydami tai su Jurgita dar patys norėjom pasiduoti tam juodam penktadienio visam šūkiui ir taip toliau, paskelbti akciją savo elektroninėje parduotuvėje kretoskoniai.lt, bet paskui tai pagalvojom, palaukit. Tos juodos spalvos truputėlį per daug ir sakom, tebūnie saulėtas savaitgalis, o galiausiai pasakėm, tebūnie saulėtas gruodis. Ir kaip bebūtų įdomus sutapimas, šiandien tikrai saulėta diena ir galiu paskelbti tą saulėtą gruodį mūsų elektroninėje parduotuvėje kretoskoniai.lt, pasiūlydamas įsigyti tikrai gerą kainą, ne juodo penktadienio, o saulėto gruodžio nuolaidų. Toks bumas kretoskoniai.lt parduotuvėje. Užeikite tenai, ten paskelbėme 3 rinkinius, kuriuos galite įsigyti ir pradžiuginti tiek save, tiek artimuosius saulėtais kretoskoniais, būtent saulėtais kretoskoniais, laukiant Kalėdų arba per Kalėdas dovanų. Tikrai sudėjome tokius rinkinius, kurie patenkins vienus ir kitus. Plus, jeigu įsigysite, dar pagalvojom, kad būtų dar daugiau tos saulės, jeigu įsigysite bet kuriuos 3 rinkinius kretoskoniai.lt elektroninėje parduotuvėje, mes pridėsim dar saulėtų dovanų. Dar vieną produktą saulėtų dovanų, saldų, čia subrandintos Kretos saulės. Tai kad tebūnie tas gruodis būna saulėtas, daug šypsenų, daug gerų emocijų, juolab, kad tuo pačiu šiandien gruodžio 1 dieną prasideda ir tas Kalėdų laukimas, ar ne? Šiandien Advento pradžia Lietuvoje. Būtent Lietuvoje, bet ne čia Graikijoje. Jau supratote turbūt iš mano nugaros, kad vėl esu Chanijos mieste, tai senajame uoste ir štai taip viskas atrodo šį rytą. Labai ramu, sekmadienis. Jau beeinant iki čia man teko pasakyti Kalomina ne vienam kretiečiui, nes tiesiog tu nepažįsti, eini, susitinki žmogų, kadangi labai mažai žmonių, tu nenori, sakai Kalimera ir Kalomina. Tai dar kartelį visiems Kalomina ir va tas saulėtas gruodis tegu būna pas jūs. Beje, pas mus buvo visa saulėta savaitė, išskyrus vakar. Vakar gerokai nulijo ir dabar per visą Graikiją eina blogų orų fenomenas, kuris pavadintas Bora. Taip meteorologai pavadino tą blogų orų fenomeną. Apskritai jie linkę duoti įvairiems atmosferiniams reiškiniams, meteorologiniams reiškiniams pavadinimus ir Bora slenka per visą Graikiją, beje darydama bėdų kai kuriuose salose. Limnos sala šiek tiek skęsta. Mačiau, kad įrodė baisios liūtis. Čia mūsų liūtis nepasiekė tokios didelės liūtis, bet nulijo labai smagiai. Ir jeigu pasižiūrėsite, štai po mano kojomis, čianai šlapias asfaltas, ar ne? Aišku, jis gali būti šlapis ir nuo jūros, bet šiuo atveju ir nuo jūros, ir nuo lietaus. Tai kad toks yra Chanijos miestas, dar pasivaikščiosim šiek tiek, įlysiu į senamiestį, būtinai jums parodysiu daugiau. Tai kad taip atrodo senasis venecijietiškas uostas šiandien ryte. Ok, tai taip, per Kretą eina Bora ir nors šiuo metu visiškai giedras dangus, kaip matot, mėlyna, saulė šviečia tenai. Bet laukiame lietaus dar daugiau. Aišku, tai džiugina visus kretiečius, kad to lietaus netrūks šią savaitę ir kad lietaus bus. Tik tai, kad nebūtų tokių liūčių, kaip pavyzdžiui Lemno saloj, nes Lemne žuvo 2 žmonės dėl tų liūčių šiuo metu. Nežinau, ar tai skelbia
Lietuvos žiniasklaida, bet čianai Graikijos žiniasklaida apie tai paskelbė. Bet lietus tikrai reikalingas visai Graikijai ir aišku reikalingas Kretai. Ir to mes lietaus laukiame, tai kad Boras slinks per visą Graikiją ir per Kretą šią savaitę ir sulauksime tikrai nemažai lietaus visą savaitę, bent jau žada lietų iki pat ketvirtadienio. Na, o kas paskui? Paskui žiūrėsim, kol kas dar meteorologai nenuspėja taip toli ir visadagi sakau, kad meteorologai nuspėja įprastai 1-2 dienas į priekį, o visa kita gali keistis ir gerokai keistis čianai Kretoje, netgi ir per jūsų atostogas, jeigu jas planuojate kitą sezoną. Bet apie kitą sezoną šnekėsime kitomis progomis. Išėjau pasivaikščioti šiek tiek po Chaniją ir eidamas apžvelgsiu tas aktualijas, kas yra svarbu. Taigi, oras tikrai bus lietingas ir bus lietaus, jeigu būtumėt ir norėtumėt atvykti kitą savaitę į Kretą, turėkite tą omeny. Kitas dalykas. Kita savaitė čia Kretoje bus pažymėta 2 šventėmis miestuose. Jau esu pasakojęs apie miestų šventės, kurios vijo viena kitą. Prasidėjo nuo Ajos Minas Heraklionė, paskui persimetė į Nisitiją, paskui čia buvo Chanijoje, kur dabar esu. Ir vėlgi dabar tęsiasi tos šventės kitose miestuose ir kokiegi tie miestai kiti. Taigi, gruodžio 4 nedarbo diena bus Retimne. Nes kaip ir sakiau, jeigu miesto šventė, tai yra nedarbo diena. Retimno miesto globėjai yra Šventoji Barbora, lietuviškai sakant, graikiškai Aja Varvara. Taip, Varvara yra graikiškas vardas, ne rusiškas. Vėlgi, tas nurusinimas kartais mane stebina, kai sako, čia yra rusiški vardai. Ne, čia yra graikiški vardai. Taigi, Aja Varvara gruodžio 4 dieną, tai kad jeigu važiuostumėt į Retimną trečiadienį, žinokit, kad ten bus nedarbo diena. Tai yra svarbus dalykas. Gruodžio 6 Ajos Nikolaus. Na, aišku, Ajos Nikolaus išvertus Šventasis Nikolajus arba lietuviškai Šventasis Mikalojus. Tai yra nedarbo diena Ajos Nikolaus mieste. Tai irgi turėkite omeny, jeigu staiga Kretoje nuspręsite pakeliauti į Ajos Nikolaus. Penktadienį ten bus nedarbo diena visame mieste. Taip, čia Chanijoje nedarbo diena lapkričio 21 dieną, kai yra Isodijos Tisfeotokų arba lietuviškai sakant Mergelės Marijos įvedimo į bažnyčią šventė, nes Chanė globoja Mergelė Marija. Beje, šnekant apie tiek Ają Varvarą ir ypač apie Ajos Nikolaus, tai yra labai svarbios šventės, labai didelės šventės. Sako, kad Šventoji Barbora globoja visus nuo žaibų ir visokių degimo nelaimių, kad būtent nuo gaisrų taip pat, bet daugiau nuo žaibo, nuo to, kas ateina iš gamtos. Ir būtent jinai, sako, netgi ir globoja visus žmonės, kurie dirba su metalu. Metalurgus, pavadinkime taip, arba kažką kala iš metalo. O Ajos Nikolaus labai svarbi šventė ne tik čia Kretoje, bet ir visoje Graikijoje. Dėl ko? Ogi dėl to, kad Ajos Nikolaus yra jūreivystės globėjas. Visų jūrininkų globėjas ir, aišku, karinio jūrų laivyno globėjas čionai Graikijai. Tai, kad netgi karinio laivyno paradai yra numatyti gruodžio 6 dieną, nes tai yra labai svarbi šventė kariniam laivynui. Tai tą turėkite omeny, kitą savaitę būdami čia, Kretoje, bus viena šventė po kitos. O kitas dalykas, aišku, svarbus, aišku, Adventas. Va čia su tuo Adventu yra tam tikri niuansai. Beje, visiškai šalia praeinu Chanijos buvusio Pranciškonų vienuolyno pastato. Jeigu anksčiau buvote Chanijoje, čia buvo Chanijos archeologijos muziejus, dabar jis čia įsikėlė, bet tuo metu, kai po Chaniją vaikščiojo mūsų Lietuvos kunigaikštis Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis, čia buvo Pranciškonų vienuolynas ir jis tikrai šitam vienuolyne lankėsi, net neturiu to abejonių. Skaitydamas jo knygą Kelionė į Jeruzalę esu atradęs, bet šitas pastatas man įdomus dar ir tuo. Gal atsimenat, buvau pasidaręs ir nuotrauką prie šito pastato, nes būtent čia Pranciškonų vienuolyne buvo rastas Kretos tekstelis, taip vadinamas prūsiškas tekstas vienoje knygoje ir tai yra netgi
senesnis tekstas už Martyno Mažvydo katekizmą, nes prūsų kalba rašytiniai šaltiniai yra ankstesni negu lietuvių kalba. Tai, kad Kretos tekstelis beje tyrinėjamas mokslininkų, Ilja Lemeškinas, lituanistas, kurio darbus galite rasti ir internete. Jis Lietuvių kalbos institute dirba ir parašęs ne vieną studiją apie Kretos tekstelį. Tai būtent jis buvo rastas čia, Pranciškonų vienuolyne. Na ir grįžtam prie to advento, prie tos religijos, juolab, kad nežinau, kiek girdite, bet prieinu prie pagrindinės metropolijos Chanios ir čianai skamba maldos. Šiandien sekmadienis, šiandien advento sekmadienis, lietuviškai sakant, būtų pirmas advento sekmadienis, bet ne. Graikijoje adventas gerokai ilgesnis ir jis nevadinamas adventu. Va čia yra niuansai. Graikijoje iš vis tokio pavadinimo, kiek esu susidūręs, nėra. Pats žodis adventas yra latiniškas nuo žodžių adventus, laukimas. Graikai to laukimu nevadina. Jie turėjo seną pavadinimą parusija, kurio nenaudoja, bet parusija tai nėra laukimas, tiesioginis vertimas žodžio parusija yra buvimas. Tai reiškia, kad Kristus yra čia. Mes ne tik jo laukiam, bet mes pripažįstam, kad jis yra čia. Antras dalykas, šitas laikotarpis iki Kalėdų, čia Graikijoje dar kitaip kartais vadinamas defteri elefsi, išvertus antrasis atėjimas, nes advento prasmė ne Kristaus gimimo laukimas, advento didžioji prasmė šiaip yra Kristaus antrojo atėjimo laukimas, ko laukia kiekvienas krikščionis, ir būtent tos Dievo karalystės, kada Kristus ateis teisti visų gyvųjų ir mirusių ir ateis Dievo karalystė. Tai yra advento esmė. Bent jau du pirmieji katalikiško advento sekmadieniai skirti tam laukimui. Antrojo atėjimo laukimui. Nežinau, kiek apie tai žinote ir kiek domėjotės, bet jei domėsitės, tikrai tos informacijos yra pakankamai daug ir lietuvių kalba, ypač Bernardinai LT svetainėje, užeikite tenai, ten apie adventą rašoma šiuo metu nemažai. Man kartais patinka pasiskaityti jų tekstus ir palyginti su ta krikščioniška tradicija, kuri ateina iš čia, iš Graikijos. Beje, visiškai priešais metropolija, Chanios metropolija yra katalikų bažnyčia. Ji, kiek slapta, reikia štai praeiti pro šitos vartus. Nežinau, ar esat buvę. Matot, čia parašyta. Hop. Ir va dabar einu į katalikų bažnyčią. Kretoje yra 3 katalikų bažnyčios ir viena iš jų yra būtent Chanija. Ir katalikų bažnyčiai šiandien turėtų būti laikomos be abejo pirmosios advento mišios. Kažkiek įkišinuosi nekalbėdamas, o paskui pratęsiu savo pasakojimą apie adventą ir tas tradicijas, kurios yra čia, būtent Kretoje. Štai taip atrodo Kretos katalikų bažnyčia Chanijoje. Kodėl nėra mišių? Turbūt klausėt. Ogi dėl to, kad Kretoje yra vienintelis katalikų kunigas, tėvas Danielis, Lenkas, kuris reziduoja daugiau Heraklionė ir spėjus šiandien pirmasis advento mišias laiko būtent Heraklionė, o ne čia Chanijoje. Tai kad greičiausiai jis atvyks arba vėliau, nes yra tekę susipažinti su tėvu Danieliu ir jisai sakė, nors persiplėšk, visi visko nori vienu metu. Ir nors persiplėšk per tokias šventinės dienas, ypač per Kalėdas. Tai jam laukia, kaip sakant, įdomus laikas šis advento mėnuo. Na, bet, kaip ir sakiau, po to, kai apsilankėme katalikų bažnyčioje čia Chanijoje, šiek tiek apie tą adventą, na, tokio pavadinimo vėlgi nėra čia Graikijai, ne adventas, o realiai vadina nistija. Nistija, būtent išvertus iš graikų kalbos, tai būtų pasninkas, dar kartais
karts nuo karto pasako Sarakosti, bet tam, kad nepainėtų su Megali Sarakosti. Sarakosti tai yra 40 dienų pasninkas, Saranda yra 40. Jie būtent nevartoja šito pavadinimo tam, kad nepainėtų su didžiuoju 40-dieniu, tai yra laukiant Velykų. Nes Velykos yra svarbiau graikam už Kalėdas. Nekartą esu sakęs tai ekskursijose, tą pakartosiu, belaukiant Kalėdų nekartą. Ir iš tikrųjų, jiems svarbiau galbūt pasninkas, belaukiant to antrojo atėjimo, Defteri Elefsi, ir belaukiant tos parusijos, to buvimo, ir švenčiant tą buvimą, Kristaus buvimą kartu su mumis. Nistija, pats žodis, aišku, labiau reiškia ne tik susilaikymą nuo mėsiškų patiekalų, kas labiau mes suprantam pasninką šitaip. Ne. Tai yra, kaip ir katalikai tą linkę pabrėžti, tai yra susilaikymas nuo blogų minčių, vėjimas lauk, susitaikymas su aplinka, susitaikymas su artimaisiais arba su tais, su kuriais spėjai susipykti per metus. Tai yra tikrai tas laikas, kai reikia susitvarkyti su savim. Ir būtent tam padeda ir susilaikymas nuo tam tikrų patiekalų, tam tikro maisto. Beje, nistija yra labai svarbi ir pasninkauja graikai gana griežtai, kai kurie. Pagal ortodoksų tradiciją per pasninką negalima jokio riebalo, netgi alyvuogių aliejaus vartoti pirmadienis, trečiadienis, penktadienis. Netgi alyvuogių aliejaus. O žuvis galima valgyti tik tai iki gruodžio 15 dienos. Tada jau ir žuvies negalima. Mes įprastai nebuvom linkę laikytis tokio griežto pasninko. Nežinau, kiek jūs laikėtės pasninko anksčiau arba laikotės dabar, bet aš dar atsimenu, kai mano šeimoje, kai augau, mes laikydavomės to advento pasninko. Bet viskas šiek tiek nunykė. Apie tai prisimenu, kaip buvau ir Lietuvoje gruodžio mėnesį, niekur atėjęs į kažkokią tai užeigą arba restoraną negausiu maisto su pasninku, ar ne? Čionai penktadienį netgi viena mergina man dėliodama meniu pasakė, žinai, aš turiu būtent maisto su pasninku ir net atnešusi orkaitėje keptų bulvių pabrėžė, žinok, šitos bulvės neturėjo nei lašo aliejaus, jokio, net alyvuogių aliejaus. Tai, kad pasninkas jiems yra svarbu. Ir netgi atėjus į tokias parduotuvės kaip Lidl, pavyzdžiui, yra atskiras skirelis nistija, būtent tai, kas yra su pasninku. Tai, kad pasninkas čia yra labai labai svarbus. Ir jeigu būtumėt Kretoje šiuo metu, šitas dienas, tai viena iš patirčių, ką tikrai rekomenduočiau padaryti, susirasti maistų su pasninku. Jis yra visai kitoks. Tai yra labai paprastas maistas, bet labai skanus dažniausiai ir jo tokio maisto tu neparagausi niekada kitą laiką. Tik tai va būtent dabar, belaukiant Kalėdų, kai yra ta parusija. Beje, adventas prasideda tik tai Lietuvoje. Aš jau tą pabrėžiau, kad gruodžio 1 adventas prasideda tik Lietuvoje. Čianai adventas prasidėjo nuo lapkričio 15 dienos. Ir dabar, einant per Chanijos senamiesčio gatveles, beje, čia yra žydų kvartalas. Daug kas galvoja, kad čia yra graikų kvartalas, bet 18-19 amžiuje tai buvo žydų kvartalas ir norint pasivaikščioti po graikišką, turkišką dalį, reikėtų eiti visai į kitą pusę. Tai kad Chanijos istorija yra labai įdomi ir kas domėsis, tikrai susiras informacijos apie ją. Na, galbūt ir per mano ekskursijas kažkiek sužinosite apie Chaniją, jeigu keliausime kartu. Taigi, einant per šitą senamiesčio gatveles, kurios yra visiškai tuščios, spėju, jas esate matę pripildytas, kas buvote Chanijoje vasarą arba pavasarį, rudenį. Tai šiek tiek papasakosiu dar apie tą advento tradiciją. Taip jau yra, kad mes katalikiškoje tradicijoje adventą turim 4 savaitės, bet iš tikrųjų čionai Graikijoje ta nistija, būtent advento pasninkas ir tas laukimas, parusija, yra 40 dienų. Taip ir prieš Velykas. Dėl to adventas čia prasideda nuo lapkričio 15 dienos. Visą laiką. Nėra tos kilnojamos dantos, kad 4 sekmadienis nuo Kalėdų atskaičiuojamas kaip katalikiškai tradicijai. Ne. Čia visada nuo lapkričio 15 prasideda būtent ta
tas laikas, kai yra švenčiamas, pradedamas adventas ir prasideda kalėdų laukimas. Tai yra 40 dienų, kaip ir per Velykas. Beje, tradicija, 40 dienų tradicija atsirado pakankamai vėlai, tik tai 12 amžiuje ją įtvirtino Konstantinopolio patriarchas ortodoksų tradicijoje, nes iki to laiko pasninkas trukdavo tik 7 dienas. Ir apskritai, būtent tas laikas buvo advento laikas, tik tai 7 dienas, vėliau viskas keitėsi. Beje, dėl maisto ir dėl to pasninkavimo, nežinau, kiek domėjotės krikščionybė, bet patys pirmieji krikščionys apskritai buvo vegetarai. 300 metų realiai pirmieji krikščionys nevalgė jokios mėsos ir savo neleido valgyti absoliučiai jokio gyvio, kuris turi raudono kraujo. Tai reiškia net ir žuvies. Tai kad paskui viskas keitėsi ir labai kardinaliai keitėsi, nes dabar net ir Lietuvoje, nežinau, pasakykit, ar yra tokių vietų, kur jūs nuėję tikrai žinotumėt, kad gausite pasninko maisto per adventą. Nebent jūs šeimoje tą praktikuojate. Tai kad viskas yra pasikeitę, čia Graikijoje vis dėlto to pasninko yra griežtai laikomasi. Kaip ir sakiau, ir jeigu šiandien užeičiau į Tamamą, tai yra viena iš tavernų, pro kurią dabar praeisiu, rekomenduočiau čia ateiti pavalgyti, jeigu mėgstate kažką skanaus atrasti. Jau čia laukia, kada prasidės pusryčiai, kai kas. Tai viena iš tavernų, kurią tikrai galiu rekomenduoti Hanijai, Tamam. Jeigu ateičiau čia pietauti arba vakarieniauti, tikrai rašiau tų pasninko patiekalų. Tai štai tokia savaitė jūsų laukia tuo atveju, jeigu būtume čia Graikijai, Kretai ir matote, kokia tuščia Hanija. Mano vienas bičiulis iš Švedijos, kai pirmą kartą žiemą atvyko į Kretą ir atvažiavo į Haniją, sako, aš pagaliau pamačiau Hanijos senamiestį, nes iki to laiko aš jo nemačiau. Ir žinai, sako, dėl ko? Dėl to, kad kai tu eini ir viskas čia užkrauta įvairiausiais suvenyrais, įvairiausiais pirkiniais ir taip toliau, tu nematai architektūros. O ta architektūra atsiskleidžia būtent žiemą, kai čia tylu, ramu. Kągi. Nežinau, gal nuspręsite atvykti į Kretą žiemą. Tai nėra paprasta padaryti, nes nėra tiesioginių skrydžių, net į Graikiją nėra tiesioginių skrydžių iš Vilniaus, jeigu keliautumėte iš Vilniaus. Iš kitų Europos miestų kiek lengviau, galima atvykti į Atėnus ir iš Atėnų perskristi į Kretą. Bet jei keliautumėte iš Vilniaus, tada jau ilga kelionė laukia. Bent jau pats žiemą, kai keliauju lėktuvais, džiaugiuosi, jeigu įtelpu į 12 valandų. 12 valandų. Kai įprastai tiesioginis skrydis trunka 3 valandas. Tai turėkite tą omeny, bet galbūt susigundysit ir atvyksite į Kretą žiemą pasižiūrėti, kaip atrodo šis gražus senamiestis. Be abejo, ir tie bilietai pakankamai brangus būna vien tik tai tam, kad susiorganizuoti ir atvykti čionai. Bet dar vienas dalykas, esu parašęs vieną straipsnį apie Kalėdas. Daug kas galvoja, kad gal per Kalėdas naujosius metus čia yra kažkokie ypatingi renginiai, dar kažkas. Ne, tai nėra pagrindinė šventė. Nepaisant to pasninko, nepaisant tos parusijos, nepaisant tos Defteri Elefsi, apie ką aš jums pasakau visai neseniai, tai nėra ta pagrindinė šventė graikų širdise. Vis dėlto pagrindinė šventė graikams yra Velykos. Kaip ir sakiau, apie tai nekartą papasakosiu dar belaukiant Kalėdų. Taip atrodo Hanijos senasis venecijietiškas uostas. Užmeskite akį dar kartelį į jį. Na ir pabaigiant šiandien tokį rytinį pasivaikščiojimą, primenu, kad atostogos Kretoje ir Santorinėje, tokioje Facebooko grupėje, vyksta konkursas, tarpsezoninis konkursas. Kas savaitę daliname dovanas po 25 eurus apsipirkti elektroninėje parduotuvėje kretoskoniai.lt. Ir jei norite sudalyvauti, viskas labai paprasta. Susiraskite Facebooko grupę Atostogas Kretoje ir Santorinėje, užsukite tenai ir dalyvaukite mano paskelbtose diskusijose. Tokias užduodu savaitės temas. Praėjusios savaitės tema buvo apie maistą. Ne veltui aš dabar pasakau tiek apie maistą, apie advento maistą ir apie pasninką.
Ir kamgi atitenka 25 eurai? 25 eurus norim perduoti mūsų draugiai, bičiuliai, tiesiog vienai iš ištikimiausių mano Kretos fanių, tai yra Marijonai Ivanauskiniai. Marijona, jums skirta 25 eurai, dėl jūsų susisieksiu su jumis asmeniškai. Žinau, kad šitą video jūs peržiūrėsit iki vakaro tikrai ir pasidžiaugsite tuo laimėjimu. Tikrai nuoširdus jūsų tekstas apie tai, kaip paprasta atrasti, tiksliau, kaip stebuklinga atrasti įdomius dalykus paprastose atradimuose. Tai vat jos pasidalinimą, kas skaniausia Kretoje, rasite užėję į atostogas Kretoje ir Santorinėje. Ir šiandien vakare skelbsiu kitos savaitės temą, be abejo, kur galite dalyvauti ir laimėti tos 25 eurus apsipirkti elektroninėje parduotuvėje kretoskoniai.lt. Kaip ir minėjau šios transliacijos pradžioje, mes skelbėme saulėtą gruodį toje savo parduotuvėje ir jeigu norėtumėt įsigyti dovanų saulėtų kretoskonių, užeikite, kad ir dabar tenai. Ten yra 3 nauji rinkiniai, būtent 3 nauji rinkiniai iš mūsų siūlomų ir rekomenduojamų ir kruopščiai atrinktų produktų, kuriuos galite įsigyti, dovanoti tiek savo, tiek savo artimiesiams kalėdų progą. Ir baigiam tos juodus penktadienius, juoda spalva kažkaip netinka šitam metų laikui, tegu jis būna saulėtas, ar ne? Belaukiant kalėdų, tegu būna saulės daugiau, kaip šiandien čia, Chanijos uoste. Tiek šiandien, toks pasivaikščiojimas po Chaniją ir be abejo, kaip ir kiekvieną sekmadienį bus tos transliacijos, tai kad ačiū, kad sekate, ačiū, kad domitės, ačiū, kad dalyvaujate mūsų diskusijose ir tame konkurse, kuris paskelbtas atostogos Kretoje ir Santorinėje. Beje, užeikite tenai ir galbūt atrasite patarimų, ką, pavyzdžiui, paragauti atvykus į Kretą, nes ypač Giedrius Bagdonas ten pridėjo tokių įdomių atradimų, bet nuolat parašęs, kad tai yra nekonkursiniai dalykai, juolab, kad jis praeitą savaitę laimėjo 25 eurų kuponą apsipirkti elektroninėje parduotuvėje kretoskoniai.lt. Tai va, ačiū Jums, kad sekate, ačiū, kad domitės, gražaus Jums gruodžio, Kaliomina. Gero mėnesio, ramaus advento ir kągi, galbūt nuspręsite pasninkauti, kaip tą daro graikai. Pabandykite. Tai yra iš tikrųjų įdomus dalykas. Apie maistą ir apie pasninkus dar pašnekėsiu kitose transliacijose, belaukiant kalėdų. Dar kartelį visiems gero sekmadienio. Sėkmės. Iki.